Nu ką, važiuojam. Gerą dieną visiems. Kad ir kada bežiūrėtumėt šitą video. Užsikišk. Mindaugas sveikinasi iš savo valdiško darbo kabineto. Šiandieną yra Liepos 13 pirmadienis. Iki antrojo įsikrovimo turiu 30 minučių vairavimo. Tai sakau, bus gera proga padaryti video ir apžvelgti praeitos savaitės rezultatus, išvadas, pasiekimus, minusus ir trūkumus bei pliusus. Taigi, praėjo jau 6 savaitės, kaip gyvenu sveikai, stengiuosi gyventi sveikai. Sekmadieniais per poilsio dieną truputėlį leidžiu savo atsipalaiduoti ir pailsėti nuo svėrimų, paveikslavimų ir taip toliau, bei suvalgyti kažką skaniau ir taip toliau. Taigi, pirmiausiai gal apžvelgsiu matavimus ir svorio parodymus. Taigi, nuo praeito sekmadienio, ne nuo praeito, bet už praeito sekmadienio ir iki praeito sekmadienio per savaitę svoris padidėjo 200 gramų, nuo 98,3 iki 98,5. Kas truputėlį keista, nes buvau sumažinęs angliavandenių kiekį 1 gramu vienam kūno kilogramui visą praeitą savaitę. Bet kas dar keisčiausia, kad nepaisant to, kad svoris padidėjęs buvo, kai svėriausi sekmadienį ryte, bet visi matavimai, kas liečia viršutinę kūno dalį, tai juda link mažesnės pusės. Krūtinė nukrito 1,5 cm, liemens ploniausia vieta irgi nukrito 1,5 cm, pilvas 2 cm žemiau bambos irgi nukrito ir sumažėjo 0,5 cm. Tai nepaisant to, kad svoris kaip ir padidėjęs 200 gramų, bet matavimai rodo į mažesnę pusę. Tai būtų apie matavimus tiek. Pridėsiu visą matavimo lentelę, galėsit pastudijuoti, jeigu norėsit. Taip pat pridėsiu lentelę, kai sveriuosi kiekvieną dieną ryte su tuščiu skrandžiu ir vakare prieš miegą. Nes po užpraeito sekmadienio poilsio dienos ir truputėlį atsipalaidavimo pirmadienį svoris buvo padidėjęs buvo iki 99,3, bet po to vėl sugrįžus prie taisyklingos mitybos, svoris kiekvieną dieną mažėdavo ir svarstyklės rodydavo vis mažiau, taip apytiksliai po 200-300 gramų minus kasdien. Tai kas liečia svorį, išmatavimus ir taip toliau, viskas džiugina. Kažkokių minusų neturiu. Žiūrėsim, judėsim toliau. Dabar kas liečia mitybą. Mityba išliko tokia pati, nes, kaip čia pasakius dabar, pradžioje, kai pradėjau šitą eksperimentą ir savo kelionę su sveiku gyvenimo būdu, tai mano tikslas pradinis buvo rasti metodus ir būdus,
kaip padėti organizmui lengviau susidoroti su didesniu angliavandenių kiekiu, nes angliavandenių valgau gan nemažai per dieną. Šiuos būdus, šitą paslaptį įveikiau, rezultatai pasako patys viską už save, kad visi tie metodai, kuriuos dabar naudoju siekiant sumažinti cukraus šuolius po valgio bei insulino šuolius po valgio, veikia, padeda, riebalai po truputėlį dega, svoris po truputėlį mažėja, kaip ir esu nusistatęs, stengiuosi mesti lėtai ir neskubėdamas, kad kuo mažiau sudeginčiau dar šiek tiek turimos raumeninės masės. Svarbiausias tikslas būtų kuo efektyviau deginti riebalus šiuo procesu metu, bet išlaikant raumeninės masės kuo daugiau. Tai mityba tokia kaip ir visada lieka, paprasta, kukli, bet dabar jau stengiuosi gilinti žinias į mitybą, stengiuosi atrasti naujus skonius, kurie truputėlį pagardintų maistą, bet jo nepablogintų. Tai ieškaus ir vis eksperimentuoju su visokiais įvairiais padažais, kuriuos deduosi ant salotų, ryžių arba kinmo ir vištienos ir taip toliau. Ryte, kai valgau košę, irgi stengiuosi truputėlį pasaldinti, bet ne taip, kad pakenktų mano cukraus šuoliams, insulinui šuoliams ir panašiai. Tai dabar daugiau dėmesio skiriu mitybos tobulinimui ir daugiau žinių paieškos, kas liečia mitybą. Savijauta, kas liečia praeitą savaitę, kaip ir visada, gera. Galva šiek tiek pastebėjau, kad pirmadienį, ta pirma diena iš po sekmadienio truputėlį tokio atsipalaidavimo būna truputėlį sunkesnė. Valgai ir jaučiasi buvę tie šalutiniai poveikiai, kaip būdavo anksčiau, kad ir toksai energijos trūkumas po valgio, tas vadinamas smegenų rūkas, troškulys, bet ko nejaučiu, tai kad po valgio norėtųsi dar kažko saldaus. Tai saldumynų potraukio nejaučiu. Bet antradienį viskas vėl grįžta į savas vėžes ir vėl tie šalutiniai pojūčiai, kurie anksčiau vargindavo, kai dar gyvenau nelabai sveikai, dingsta. Tai toksai kaip ir pirmadienis, toksai kaip ten būna tie narkomanams ar panašiai detoksikacija vyksta. Bet čia toksai mažas, toksai šalutinis pojūtis ir panašiai, kuris, kaip minėjau, antradienį dingsta. Tai atrodo viską aptariau. Geros visiems likusios dienos, skanaus maisto, svarbiausia sveiko maisto, geros sveikatos, geros savijautos. Tai šiam kartui tiek iš manęs. Ir gero vėjo visiems.